šaukia dabar ant Saimonas. Saimonas panašu, kad atsako lyg ir kažko panašiu. Ramina į Vytautas Šulskis. Baudos aikštelėje Artūras Valeika iš 3 aikštės gynybą, kurią naudoja dabar Šiauliai. Artūras Valeika, 6 sekundės lieka iki takai skirto laiko pabaigos. Valeikos prasiveržimas ir nuostolis, kuris žinomas jau visiems. Šiame sezone Galdikas nerungtyniaus, stresinis pėdos lūžis yra diagnozuotas jam. O tuo tarpu Papadėta. Artūras Valeika, jo pozicija taip pat labiau yra sunkusis krašto puolėjas, 2,7 m yra toks ūgis. Tačiau suprantama, kad jam šiandien reikės rungtyniauti ir vidurio puolėjo patyręs. Na, po to, kai atvyko Lievas ir Kuzminskas, tikrai viskas atrodo kitaip. Dabar iš 3 taškų zonos pataiko Samėnas, rezultatas lygus 12-12. Artūras Valeika, perdavimas Orelikui, 7 sekundės lieka iki takai skirto laiko pabaigos. Oreliko prasiveržimas. Pagal atkovotus kamuolius rezultatas kol kas yra toks. 6 Paulius Ivanauskas pereina į varžovų aikštės pusę. Artūras Valeika. Gediminas Orelikas. Minėjo prieš rungtynes, kad reikia sustabdyti varžovus. O Šiaulių komandoje išsiskyrė 23 taškus pelnęs Laurynas Samėnas, 21 Aurimas Kieža ir 13 Rolandas Alievas. Na, nieko nuostabaus. Šie žaidėjai yra sezono lygis. Šiaulių komandoje vyriausi yra 30-mečiai. Tai yra Saulius Kuzminskas ir Aurimas Kieža. Kieža yra ir komandos kapitonas. Dvaitas Burkas metimas ir netaiklus. Atkovoja kamuolį Artūras Valeika. Įsižaisti jis ir patyrė traumą ir dabar negali padėti savo komandai. Ernestas Ežerskis kol kas savo žaidimo neranda. Tarkime, pirmoji tarpusavio Prienai ir greitas žaidimas jiems gali būti tikrai ne į naudą. Vis dėlto, kad rungtynės vyko vos pirmą, tikrai labai svarbus krepšininkas Šiauliuose šiame sezone, o dabar perdavimas Saimonui, pagauna jį ir štai toks metimas net nebuvo užfiksuota ir po rungtynių labai buvo tuo nepatenkintas Virginijus Šeškus, sakydamas, kad tikrai buvo Samėnų žingsniai. Ir iš karto Šeškus kreipėsi rungtynių arbitrus, arbitrai sakė, kad žiūrint kaip traktuosi. Dabar šį kartą žingsniai yra užfiksuoti. Jurgis Laurinavičius juos užvilpė iš toli ir 103-31. Pamažu vis bando atitrūkti Prienai. Buvo ir prieš tai serija, kai pirmavo 6 taškais dar pačioje rungtynių pradžioje. 6-12 tokiu rezultatu. Jau 3 pražangas, na žinoma, puolant tai netrukdė. Svarbu neprasižengti puolant varžovų krepšį ir viskas daugiau bus gerai. O tuo tarpu Prienai taip pat suklydo panašiai 6 kartus. Perdavimas po krepšių Valeikai iš toli meta Orelikas netaikliai, atkovoja kamuolį dabar Labuckas. Ernestas Ežerskis, gražus perdavimas skylė Šiaulių komandos gynyboje, štai krepšininkai dabar tai ir daro. 25-38, Alievas prasiveržimas, netaiklus. Tai daugiausiai kiek turi 2, tai yra Artūras Valeika, Gintaras Kadžiulis. Ernestui Ežerskiui perdavimas po krepšių, kur stumdosi su varžovais. Vėl perdavimas Kiežai, Čeisas Saimonas, 10 sekundžių lieka iki takai skirto laiko pabaigos. Stringa Vytautas Šulskis, Aurimas Kieža, Čeisas Saimonas, Vitalijus Liutičius ir Rolandas Alievas. Aikštės gynybą dabar naudoja Prienai 3-2 ir penketukas toks. Gediminas Orelikas, Gintaras Kadžiulis, Artūras Valeika. Artūras Valeika, tiesa, 5 jau netgi Ernestas Ežerskis žaidęs nepilnas 7 minutės. Kova dėl kamulio ir atkovoja dabar. Vienas laukia Nekarys, žiūrėsime kaip ten bus. Kol kas 11 taškų skiria komandas ir Šiaulių įžaidėjas pelnęs 14 taškų ir jau 14. Rolando Alievo prasiveržimas, Vitalijus Liutičius iš 3 taškų zonos netaikliai, Aurimas Kieža atkovoja kamuolį. Atmeta jį atgal Čeisui Saimonui, taip rizikingai skirsto kamuolį Šiauliai, tačiau išsaugo kamuolį savo rankose. Alievo metimas iš toli, labai netaikliai. Vyks Utenoje, Klaipėdos Neptūnas pirmauja prieš Pasvalio Pieno žvaigždes, dabar žinoma per sporto.tv.lt. O 1-0 pirmauja Neptūnas, Žalgiris Nevėžis taip pat 1-0, 94 kolkas, 14 taškų pelnęs Rolandas Alievas. Dabar būtent jis su kamuoliu prieš Paulių Ivanausko, baudos aikštelės prieigose Alievas. Artamonovo perdamas Dvaitui Burkui ir Burkas, panašiai krepšininkais
Valeika vidurio puolėjo pozicijoje, o sunkusis krašto puolėjas yra Arnas Labuckas. Simonas. Dvaitas Burkas, Verpstė tikrai nepuošia Lietuvos krepšinio lygos, bent jau tokia yra lygos pozicija. Virginijus Šeškus pasakė, kad tiesiog Kauno Žalgiris atidavė rungtynes Vilniaus Lietuko lapkričio 24-ąją, Šiauliai gavo antausį 78-96. Prienams 27 taškus pelnė Gediminas Orelikas, 14 Simas Sanderis. Tai vyko užvakar, pirmadienį. Pergalę šventė Prienai. Ir jeigu šiandien prieniškiai iškovos, jie švęs ko gero saldžiausia. Prieš tai buvo 9. Ir dabar jau jis taip pat prisijungia prie tų krepšininkų šiandien pelniusių 2 ženklių taškų skaičių. Dar vienas reidas. Ir šį kartą neteisų stabdydami. Davo prieš keliarius metus, kai bronza atrodo priklausė tik Šiauliams ir jokiais medalius. Prienai juos iškovojo. Ir iškovojo, jeigu neklystu, 2. Tikrai blizga. Dabar 12 taškų skiria komandas, o gal jeigu ir rungtyniautų tie kiti žaidėjai, galbūt kaip tik būtų ta, sakykime, meškos paslauga, kai negali žaisti komandos draugai, ekipa mobilizuojasi ir vietoje jų, galima sakyti, tie, kurie žaidžia, dirba už 2 prazone ir tiek laiko reikia dar išlaikyti bent jau tą pranašumą Prienams. Galbūt ne 12, tačiau ir 1 taško pranašumas būtų žinoma pergalė. Pražanga dabar Aurimui Kiežai. Gediminas Orelikas purto galvą, kad tokia pražanga prieš jį. Šiandien tikrai Orelikas stabdomas išvyko į Prienus. Ten iš karto buvo labiau pastebimas ir pamažu tapo Prienų komandos lyderiu. Šiame sezone Orelikas yra pirmas pagal naudingumo koeficientą. Pagal taškus taip pat užima pirmąją vietą po 17,3. Taigi Gediminas Orelikas atsiskleidė Prienų komandai ir dabar ko gero tie galbūt Šiaulių komandos vadovai žiūrėdami į tą 21 Gedimino Oreliko tašką galbūt ir galvoja, kad o šis krepšininkas galėjo būti pas mus. 5 minutės 15 sekundžių ir 65-77. Gediminas Orelikas. Prieš Lauryną Samėną Oreliko metimas ir 23 taško nėra, kova dėl kamuolio. Arnas Labuckas jį vėl sugrebė. Pagal atkovotus kamuolius 25-26. Dabar jau išsiveržė į priekį svečiai. Jiems lieka atsilaikyti 5 minutės. Gediminas Orelikas. Dar vienas jo prasiveržimas. Liečia lanko. Taigi vėl tie 14 taškų, kuriais pirmauja Prienai ir panašu, kad šiandien tikrai nepataikys bent jau vienos baudos, o tai žinoma bus naudinga Šiauliams, nes kitaip gero tikrai būtų užbaigę ataką taiklių metimų iš po krepšio. Pabėgo nuo varžovų Prienų krepšininkai ir dabar pataiko baudos metimą Artūras Valeika. Pertraukėlės paprašė Virginijus Šeškus, galbūt jį tiesiog buvo profilaktinė, galbūt buvo ir kalbėjo, kad šiandien tikrai bus labai sunku. Pagrindiniai krepšininkai žaidžia po 30 minučių. Apie Šiaulių komandą sakė, kad turi įžaidėją, turi didelį žmogų, turi Aurimą Kiežą, Lauryną Samėną. Tai tikrai yra. Jie triumfuoja, jie pusfinalyje ir jie viena iš 4 stipriausių Lietuvos komandų. Šiaulių antrąją tai iš po krepšio.